Sveiki, turim pačios aukščiausios kategorijos, aukščiausios klasės, prabangiausia kemperį iš Gimmerio grupės, yra Gimmer BML 780 Blackline. Čia iš tikrųjų yra labai prabangus kemperis, labai jaučiasi erdvė vidui. Čia standartas, čia mes turime linijų palaikymą, avarinį stabdį, ženklai, distronikas. Tik nežinau, šitas ar šitas, bet aš visą laiką jas maišau. Toliau turim, kaip Blackline'as, juodos, aišku, grotelės, juodi veidrodėliai, čia juoda, juodi ratlankiai, bet jie labai gražiai atrodo. Turim spyną su centriniu užraktu ir būtent per dvi vietas rakinasi, ne per vieną šičia, bet per dvi vietas rakinasi. Čia šaldytuvas, šičia yra vieta, kur gali per visą ilgį yra pasidėti įvairiausiam daiktams, slidėm, kaitams, nežinau, galim miegoti, čia kaip turistai miega. Tualetas, kaip viskas yra aišku, beje įleisti langai. Labai fainai, kai ateini, pavyzdžiui, su grepšiais ir nereikia čia pirkinių pasidėti ant žemės, tai čia su viena ranka paimi ir atsidarom. Bet čia vis tiek yra dvi spynos. Dar kas labai čia gerai yra, ko šiaip paprastai gal ir nepastebėtumėt, pakankamai žemai atsidaro nuo žemės, dėl to jūs, pavyzdžiui, galite čia motorollerį įsivaryti labai nesunkiai ar kažką tai tokio panašaus. Ir čia laiko 350 kg, tai čia yra kokie 2 motoroleriai arba vienas geras motociklas. Viskas, aišku, čia yra su metalo plokšte, kad nenusibraižytumėt. Čia yra irgi toks viltinis sudėliotas, kad neprarastų prekinės išvaizdos. Šičia yra toks kaip karbonas, plastikas ir lygiai taip pat čia bagažinė yra. Dėl to visos druskos, kas yra akmenai, dar kažkas į tokio, na, nepakenks čia dalykams. Ir aišku, motorolerio mešt yra specialiai padarytos šičia ir šičia viršui, begeliai būtent pritvirtinti. Mes turime bent 3 lentynas daiktams smulkiems susidėti. Paprastai, kaip tokių dalykų, kai nėra, tai blambas tie daiktai prisidedi pilną važinėsi, jie kemperį būna negerai. Ne paskutinė vieta yra šitie dalykai dar. Kad čia irgi gali saugiklius dar kažką tai įsidėti. Nu, tikrai. Gimmeris dar gerai tuo, kad jisai yra, pavyzdžiui, savo struktūrą, jis yra klijuotas. Ir dar dėl to, kad yra tokia speciali medžiaga, medžiaga, kuri pasidaro sienas ir ją prileidžia. Dėl to nėra tokių šalčio kalidorių pas ją. Ir šita siena yra tokio storio. Varža yra kaip 68 cm plytinės sienos varža. Lygiai tokia pat. Tai čia super. Labai prabangus žibintai. Man šį kartą chromas pratinka su juodais, tai labai taip solidžiai prabangiai atrodo. Aišku, galinė vaizdo kamera B780. Va šitoje pusėje irgi turim pasidėti daiktams. Stumoklis yra vandens, čia turim 180 litrų. Čia dar pasidėti daiktams dujų bakas, pilam dizeliuką čia ir ateikit parodysiu. Tai čia turim veidrodėlius, čia turim priekinę žaliuzę, galim nuleisti, suleisti, elektrinę. Čia kaip namuose, tai kaip saugumas toks, čia yra plastikiniai dalykai. Suvažiuoja, turim nuotekų baką, galim išsileisti šį čia. Va, ir suvažiavo labai gražiai. O, žiūrėkit, čia labai geras dalykas. Turim 2 oro apipūtimus langams šoniniams, čia ir čia. Tai tokiu būdu čia visą laiką bus šilta. Turim priekinį langą apipūtimą. Veidrodėlį, aišku, irgi šildomi elektra. Turim dar papildomą šičia kolonėlius. Ir dar vieną vietą durelėse turim gėrimams įdėti. Tai gėrimams, įsivaizduokit, vairuotojas turi 1, 2, 3, 4, 5 vietas gėrimams įdėti. Lygiai taip pat ir keleivis turi. Na, jie, tai jausmas toksai labai didelės erdvės ir jis yra labai aukštas yra, tai, nu, toks solidus. Man tai patinka labiau šviesesni salonai, bet kaip šitas. Patogios kėdės. Keleivis. Gerai, pažiūrėjau nuo keleivio. Tai keleivis turi irgi, čia gali užsitraukti užuolaidėlės. Čia mes turime keleivių pasidėti šitoje vietoje kosmetikas, turime ir 12 voltų pakrovimą, tiek seną, tiek naują, tai čia keleivis tikrai galės pasikrauti savo telefonus. Kaip sakiau, turim dar dėkliuką gėrimams ir turim slaptą vietą. Jeigu važiuosite į kokį festivalį, dar kažką, norėsit kažką prisivežti, ko nenorėtumėt, kad kažkas nors surastų, tai čia pasėsit, tai 100 metų nieks nesugalvos. Turim Bluetooth'ą, turim laiptelį, galima laiptelės įtraukti. Turim, aišku, bevelį pakrovimą, mini USB turim, turim kozeriukus tokius, iš tikrųjų, jeigu saulė šviečia. Bet iš tikrųjų galima biškį nusileisti viršutinę tą užuolaidėlę, kiek reikia. Tai čia, nu, paprasčiau, bent jau aš taip darau. Čia galima pasidėti kažkokius tai daiktus. Ir aišku, čia turim vietas, kur galima pasidėti irgi daiktus, kur šiaip, manau, kad mažai kas rastų. Ir čia turim konstrukciją, būtent dar vienai sėdynei įsidėti, diržams prisisegti. Tai yra. Aišku, yra ALD šildymas, tai yra grindinis šildymas. Čia mes turim Gimmer kompiuterį, kuris visą rodo, kiek mes turime energijos, kiek turim vandens, kiek turim nuotekų. Ir čia turim ALD šildymą su šildymo funkcija reduktoriumi. Čia turim didelę vietą, labai didelę vietą, čia mes galim mikrobangį arba orkaitį įsidėti.
ir turim šaldiklius. Šaldiklis labai didelis, jis atsidaro tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, kas labai fain. Ir lygiai taip pat šaldytuvas tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, jis yra didelis. Man tai labai patinka šitam šaldikliui tame, kad čia galima stalčiui dar kažką susidėti. Ir žiūrėkit, turim didelę spintą drabužiams, kas, manau, yra tikrai labai svarbu. Moterims, manau, tai tikrai labai vertins. Nu, toliau. Čia mes galim užsidaryti duris, jeigu atsibodo vienoks ar kitoks keleivis, arba norime eiti pailsėti. Ir čia, kai užsidarom tas duris, mes turim labai daug erdvės, aš nepasiekiu, labai daug erdvės kaip vonios kambarį. Aišku, jeigu nenorim, kad kitas žmogus ten žiūrėtų, matytų, čia mes turime dar duris, ir tada turim labai privačią erdvę. Kriauklė, kosmetikai susidėta, aš manau, kad tikrai čia, jo, labai daug vietos, 1, 2, 3, dar su tais. Apšvietimas gražus, rankšluosčiams sudėti. Labai faina yra, kad jau pradėjo Himeris daryti kaip akmens masę. Va čia. Ką, dušas? Dušas tikrai didelis, 1,93 m, aš dar su batais beje, ir dar su palipimu, tai tikrai užteks vietos. Dušo galva tokia kaip namuose. Man tai labai patinka, kai išmaudosi atsidaryti liuką, nu toks jausmas geras toks. Ir žiūrėkit, dar kas labai įdomu, čia labai daug erdvės yra visokiam šampūnams susidėti. Himeris dar vertinamas yra dėl to, kad čia mes turim vandens bakus, nes šitie vandens bakai yra padaryti pagal Himerio patentą, tai yra, kad jie yra važiuoklėje ir dėl to kemperis labai stabiliai eina, labai lygiai, be jokių lingavimų. Nu ką, čia turime susidėti suknelėm vietas. Dar papildomai turim vieną spintą, antrą spintą. Aišku, čia dar šitą pasidaro, jeigu yra noras. Ir čia žiūrėkit, diskinės miego sistemos. Čia labai fainai yra, kad yra pasidėti staliukas. Galim pasidėti šičia, nu, valyti visą apšvietimą iš tenais, ten knygutės pasideda, nu tikrai gerai. Ir liukas yra labai fain. Jau daiktam vietos labai, čia dar, Jėzau tu Marija. Tikrai labai daug. Ir viskas labai gerai valdosi būtent iš miegamo zonos. Čia, nes per šitos mygtukus galim užvėsinti, galima įjungti. Yra ir televizorius, tai mes galim ir taip žiūrėti, ir taip, kaip mums norisi. Einam toliau. Virtuvė. Virtuvėlė. Solidi dujinė viryklė. Pasidėti pjaustymui. Tikrai viskas čia gerai. Labai gražiai apšvietimas, labai daug erdvės yra susidėti daiktams. Susidėjom čia kaip ir standartas. Paprastai tik šito nėra kaip standartė, tai yra pipirams, dar kažkam tai susidėti. Ir vienas įdomesnių dalykų šitam yra pagrindinis televizorius. Čia yra visos jungtis. Ar didelis televizorius? Didelis tikrai užteks. Tai va, tai gali čia žiūrėti, jeigu lietus lyja, labai gerai. Arba paspaudžiu mygtuką, suvažiuoja. Baigiam žiūrėjimus. Čia yra 5G modemas, inverteris netgi yra, tai 220 visą laiką turim rozetėse. Jis labai prabangus kemperis. Šiaip, kurie išmano, tai tikrai mato ir supranta. Odiniai baldai, tikrai oda ir labai patogu, labai minkšti jie yra. Iš tikrųjų tai pavargau, žinau, kad šiandien labai daug filmavom, bet aš dar pasitengsiu. Labai fainai jis yra toks kaip medžiaga tokia apsiūta. Šičia tai nėra kaip baltas plastikas pas pigių kemperių, tai yra brangus kemperis, su labai daug visokiausių privalumų. Gerai, ateikit čia, pažiūrėsim, kaip lova čia nusileidžia. Žiūrėkit, kaip pasidaro. Tas pasidaro. Čia reikėtų sulenkti tas lovas ir tada nuleisti. Tai čia mes turim čiužinius, turim dar liuką, apšvietimą specialų ir labai plačią lovą. Labai gerai. Tai ką, jeigu patiko, paspauskit laiką, pasubscribinkit, užduokit klausimų. Mes norim su jumis pabendrauti. Tai iki malonaus.